Tai laba diena visiems. Pirmiausia, aišku, reikia padėkoti turbūt šitai nuotaikingai grupiai ir mokytojams, kurie ruošė šitą grupę, vadovams, ko gero. Ir šiandien mes susirinkome iš tiesų į metodinę dieną. Ne taip dažnai mes jų padarome, bet aš labai džiaugiuosi, kad mes turime savo tarpę žmonių, kurie drįsta kalbėti savam kolektyvui. Baisiau turbūt nėra, kaip kalbėti savame kolektyve. Nebereikalo sako, kad pranašų savam kieme nebūsi. Tai čia aš iš karto ir iš anksto labai noriu padėkoti tiems žmonėms už ryžtą, už drąsą. Ir aš tikrai tikiu, kad tie žmonės turi ką pasakyti. Ir mes vieni iš turime ko pasimokyti. Tai labai linkiu tą ir padaryti. Ir dabar, nežinau, suteikiu žodį, kam Reginai. Tai laba diena dar kartelį irgi visiems. Iš tikrųjų, kai planavom metodinės dienos tematiką, nulinom, kokia aktualiausia tema. Man atrodo, atnaujintos ugdymo programose, kaip ir praeitie, pripratom, nebekrūpčiojam, jas skaitydami, ar ne, kad darbuojamės jam, tai nuo 24 metų turim naują iššūkį, tai yra įtraukusis ugdymas. Ir ko gero visi suprantam, kad be šito mes toliau nebedirbsim, kad reikės kažkaip su tuo irgi susidoroti, su tuo iššūkiu. Tai šiandien pasistengiam padaryti pranešimų tematiką ir pačius pranešimus, kad išsiaiškint, kokia yra situacija konkrečiai pas mus, ką mes turim, ką mes darom, ką mes galim padaryti